Labas, tai ką sudomino, ne? Atėjai vėl į mano kanalą pasižiūrėti, ką jau šį kartą papasakosiu gero. Jeigu įdomu, tai aš galvoju, kad, žinokit, vadinasi gerą turinį kuriuo, ne? Šiaip, ką norėjau pasakyti, tai laikas prisistatyti man, nes tikrai ne visi mane pažįstate. Tai mano vardas yra Agnė, gyvenu Anglijoje, Hull mieste. Nieko naujo, jau daug metų čia gyvenu. Esu mama ir esu visažistė. Atlieku įvairias procedūras. Pavyzdžiui, tvarkau antakius, darau antakių laminavimą, korekcijas, taip pat atlieku permanentinį makiažą. Žinoma, antakius tik darau po kol kas. Žinoma, ką dar galiu pasakyti, tai riečiu blakstienas ir darau makiažus nuostabius. Šiame kanale iš tikrųjų pasitengsiu pasidalinti apie makiažus. Kaip galite savo moteris kasdienai lengvai, paprastai, bet gražiai ir kukliai pasidažyti. Taip pat pasidalinsiu įvairiais makiažo produktais, lifehackais ir žinoma, skincare. Mua. Tai, ką labiausiai mėgstu. Jeigu sudominau, tuomet paspausk subscribe, like ir palik komentarą. Nu ir aišku, jeigu netingi, tai gali ir pasidalinti, žinai, į kokius istorikus. Tai va. Tiek apie mane, o dabar laikas papasakoti apie kontūravimą. Tai kas yra tas kontūravimas? Ar žinote? Aš manau, daugumą žinote ir girdėjote, bet daugumą labai maišote tikriausiai su veido modeliavimu. Taigi, kontūravimas yra šešėlių ir šviesų kūrimas. Ką turiu omenyje? Kai norite pasiaurinti savo veido bruožus, tarkim, nosytę ar ne, paslėpti savo pagurkliuką, kai norite duoti veidui gylio ar ne, tai ką mes darome? Naudojame tamsesnę spalvą skirtą būtent kontūravimui. Aš kalbu ne apie bronzantus, nes daug kas labai maišo bronzantus su kontūravimu. Tai yra specialūs taip pat kreminiai stiksai, jie gali būti ir skystos tekstūros, ir kreminės ar ne, bet jie bus šalti, jie neturės savyje oranžiškumo, neturės tos šilumos, jie bus linkę labiau į pilkumą produktai. Tai va su jais būtent mes ir giliname tą savo veidą, šiek tiek keičiame. Mano pavyzdžiui apvali, tai aš labai noriu pasidaryti, kad jis neatrodytų itin apvalus. Jeigu aš turiu itin gerai matomą vietą pagurklę, aš noriu jį šiek tiek padaryti, kad jis nebūtų ant tiek matomas, tai mes naudosim kontūravimo priemonę, kuri duos mums gylio, ar ne? Šviesa. Kalbant apie šviesą, dažniausiai mes naudojam konsilerius, ar ne? Ką daro šviesa? Tai mes išviesiname dažniausiai savo pagrindinę T-zoną, ar ne? Vizualiai tai iškels, tai išryškins vizualiai mūsų tą T-zoną, ar ne? Šviesa iškelia į paviršių, tamsa duoda gylio. Tai va. Taip mes galime sukoreguoti tą savo veiduką. Kur naudojame tamsiausią spalvą kontūravimo? Tai ten, kur krenta mūsų šešėliai, ar ne? Tai nebus, kad varysim čia jau, wow, per visą veidą, va taip, ir čia taip. Ne, čia taip. Ne, šitaip, nedarykit šitaip. Žinau, kad galbūt daug kas daro, bet taip nedarykit. Tik ten, kur krenta šešėliai. Tai reiškia prie smilkinio, ar ne? Kur gaunas šešėlis, kur turim, kas mėgstat labai žuvytės daryti, ne? Ir dažnai matau, kad ant kaulo darot, tai žinokit, kad ne ant pačio kaulo ir ne čia taip aukštai kontūravimą, o po kaulų reikia ir einant šiek tiek ties skruostų. Tai bus po kaulų, maždaug pamėginsiu parodyti. Mano kaulas baigės čia. Tai šitoj būtent vietoj reikės uždėti tamsesnę spalvą. Taip pat šešėlį mes turim čia, drąsiai galim keisti. Jeigu esate apvalaus veido, kaip aš, ar ne, jeigu dar turit pagurkliuką ir jeigu norit, kad veido forma būtų griežtesnė, tai mes tamsią spalvą dėsime po smakru. Jeigu norit šiek tiek švelniau pasidaryti, galite šiek tiek dėti aukščiau ant kauliuko. Bet jeigu norit labiau išryškinti, tai dedam po. Taip pat galite
kas turite, tarkim, plačią nosytę, ar ne, ją galit pasiaurinti, kur krenta šešėlis. Tai matom, šešėlis krenta nuo antakio viršaus, ar ne, iki taip, iki čia. Ir taip pat galit dėti ir čia. Tai jeigu norit pasiaurinti nosytę, ar ne. Bet jeigu jūs turit ilgą nosytę, tai jau geriau nedarykit to kontūravimo, nes tada ją dar daugiau taip išilginsit. Jeigu turit trumpą nosytę labai, tai irgi nedėkit čia kontūro. Tikiuosi aiškiai aiškinu. O daugiau, jeigu norit su konsileriu išryškinti viską, optiškai iškelti į paviršių, tai mes dėsim ant kaktos srities. Taip pat dėsime šitoj zonoj, ant pačio smakro ir galite taip pat dėti ir čia, šitoj vietoj. Tokį sukursime tarsi liftingą su kontūravimu. Taip pat dar galite, kur yra kaulas, ne ant pačio kaulo, bet virš kauliuko dėti. Tai va, antakį. Norit išryškinti, tai su konsileriu ar nepaimat, išryškinat, labiau iškelsit tą antakį vizualiai. Tai va, pirmiausia, nusistatykit tada savo veido struktūrą. Kokios formos yra jūsų veidas. Tada pasidalinkit savo veidą į 3 dalis, ką turiu omeny. 1, 2, 3. Šitaip veidą pasidalinat. Tada jūs žinosit, kuri jūsų veido vieta yra plačiausia, didžiausia, ar ne, plačiausia. Nes būna kartais merginos turi aukštas kaktas, ar ne. Arba kai tik atvirkščiai siauras kaktas. Būna galbūt šita vidurinė vieta plačiausia, ar ne. Pagal tai nusistatysit irgi, kaip taisyklingai reikia kontūruoti veidą. Ir aš pasidalinsiu, kelsiu dar pagal tam tikras veido formas, kaip galite tą kontūrą dėti tiek šviesų, tiek tamsų, ar ne, kad jūs žinotumėt. Tai va. Na ir ką dar turit žinoti, tai apie savo odos potonį. Taip tinkamai išsirinksit savo tinkamą atspalvio produktus. Tai kaip nustatyti savo potonį, manau, jau daugumą žinote, tai yra venos, ar ne? Mes pasižiūrime į savo riešą ir matome keletą spalvų, ar ne, venų. Tai tarkim, jeigu jūs turite purpurinę ir mėlyną spalvą, jeigu matysite venos tokios, ne, violetinės ir melsvos, tai žinokit, kad esat šalto potonio. Jeigu matysite žalių venų, tai žinokite, kad esate šilto potonio. O jeigu matysite tiek mėlyną, tiek žalią, žinokit, kad esat neutralaus potonio. Taip pat dar galite nustatyti ir, mačiau Instagrame, TikTok'e, kas daro spalvų analizės, naudoja ten auksą ir sidabrą, ar ne, spalvos medžiagas prideda žmogui prie veido ir iš karto matosi, kas labiau tinka, kokia spalva, ar ne, ar tai auksas ar sidabras. Aš esu labiau į šaltumą linkusi, tai, bet kadangi turiu tiek žalios, tiek mėlynos spalvos venų, tai aš esu labiau tokia į neutralesnę pusę. Tai va. Bet man šiaip labiau sidabras tinka. Ką dar galiu paminėti apie kontūravimą, tai tarkim, jeigu yra jūsų akytės arti viena kitos, tuomet čia kontūravimo nedarykit. Kontūravimą tada galima daryti šitose vietose. O jeigu atvirkščiai, jeigu kai tik yra toli viena nuo kitos, tuomet galite daryti kontūravimą šitose vietose. Kaip sužinoti, ar jūsų akys yra toli viena nuo kitos, ar arti, ar jos yra nuo normalaus atstumo. Tai žinokit, kad jūsų vieną akį paėmus, įdėjus į šitą tarpą būtent čia, jeigu atitinka akies dydis, ar ne, tai vadinasi, nuo šitos akies iki šitos, ar ne, į šitą tarpą įdėjus, tai skaitos, kad normalus, viskas ok čia. Tai galit, jeigu norit, galit ir pakontūruoti, galit ir nepakontūruoti, ar ne. Čia jau kaip jūs sugalvosit. Jeigu tai bus, tarkim, matysit, kad įdėjot savo akytės tą dydį, ar ne, ir jos eina per arti, taip, netitiks tas dydis, to tarpo, ar ne, tai aišku, kad jos yra per arti. Jeigu pridėjus savo akytę dydį, taip matysit, kad nesueina visien galai, ar ne, tai skaitot, kad jos yra per toli viena nuo kitos. Labai lengva. Tikiuosi, kad suprantat, ką turiu omeny. Tai va.
Yra keletas kontūravimo būdų. Tai yra moteriškas kontūravimas, yra vyriškas kontūravimas. Ypač galbūt šiais laikais labai populiarus vyriškas kontūravimas, kuomet kontūrą darot nuo viršaus ir taip užlaužėt į apačią tokį statesnį, griežtesnį ir laužtą tokį. Tai daug kas fotosesijom dažnai naudoja. Moteriams vyrišką tą tokį kontūravimą griežtesnį, ar ne? Man kontūrą reikėtų, kadangi esu apvali ir aš daryčiau tą tokį neapvalų kontūravimą, o daryčiau šiek tiek tokį į trikampiuką, kur krenta šešėlis, daryčiau taip. Į trikampiuką ir aišku plaukų liniją, ar ne? Daryčiau šiek tiek tokį griežtesnį, nes aš turiu apvalų veidą ir man griežtesnis kontūravimas tinka. Tai va. O pas ką yra atvirkščiai, tai tas darykit švelnesnį, apvalesnį kontūravimą, kas turite didelę kaktą, ar ne, tai daugiau užeikit ir šitoj vietoj ir taip pat darykit švelniau, apvaliau. Tai va. Ką dar galiu paminėti? Aš manau, kad apie tą kontūravimą kaip ir daug ką pasakiau, paminėjau. Galbūt galim pakalbėti ar ne apie produktus, kaip išsirinkti tos atspalvius, kokius produktus ar ne. Pagal potonę, ar ne, jau čia jau šitą paminėjau taipogi, tai kadangi aš esu šaltesnio potonio, tai aš naudosiu šį kartą iš Milk. Vat būtent tokį kontūravimo stiką, kreminį. Jis taip pilkuma ir aš esu šviesi ganėtinai, nesu įdegusi. Jis labai gražiai išsisklaido, labai gražiai pasiskirsto ir labai gerai atrodo spalva, tą gylį duoda gražų. Tai jis labai tinkantis, toks neutralesnis. Čia yra, tarp kitko, toasted spalva. Va. Jeigu būtumėt tamsesnė ar ne tokia balta kaip aš, labiau įdegusi, tai tuomet reikėtų pasiimti šiek tiek tamsesnio atspalvio. Ką dar galit naudoti? Tai Makeup by Mario, musau puikiai žinot brandą. Šis toks universalus, sakyčiau. Aš turiu light medium. Jis jau savyje šiek tiek turi tos šilumos, šiek tiek, ar ne? Matos, kiek aš išnaudau. Tai taip pat jie turi įvairių tų atspalvių, galit savo tinkamai išsirinkti. Jeigu esat labiau tokia, turit tą porcelianinę odą, ar ne, tai labiau jums tiktų šalto atspalvio, toks. Čia iš Anastasia Beverly Hills. Stikas ir jis yra Fawn, nežinau kaip taisyklingai tart, Fawn žodžiu. Ką parodžiau, čia tokie pagrindiniai, ar ne, skirti šlapiam kontūravimui kreminiam, ar ne. Pakalbėkime apie sausą. Sausas irgi yra iš Hola, Benefit, kontūravimo paletė. Pagal jūsų odos tipą pasirenkat atspalvę, ar ne, pagal potonį. Ir drąsiai galite savo naudoti kontūruoti. Mano šits. Šitie man jau per tamsus, man šits labiausiai tinka. Tai va, netgi su sausu galit kontūruoti. Na tai ką, pradėkim praktiškai, ar ne, kad maždaug žinotumėt, įsivaizduotumėt, kaip reikia darbuotis, kaip dėti tą produktą. Aišku, kadangi pas mane apvalus veidelis, tai aš jau darysiu palei save. Tai ko jums reikės? Gali daryti su šepetėliu arba gali daryti su kempinėlė drėgna, ar ne? Kaip jūs labiau mėgstat, kaip jums labiau patinka, ar ne? Šepetėlį naudot galit sintetinio plauko, gali būti taklonas. Tai va, pavyzdžiui, aš pasiėmiau tokį, ar ne? Apvalų tokį. Arba galit naudoti, jeigu mėgstat tokį. Kirstą labiau šepetėlį. Čia jau kaip jūs mėgstat. Ką aš darau? Pirmiau užsidedu produkto ant rankos. Matot, jis šaltas, neturi jokio oranžinio atspalvio. Tai duodu produktui sušilti nuo rankos. Tada pasiimu šepetėlį ir gerai įtapšnoju į šepetėlį ir pradedu kontūravimą. Nepykit, jeigu aš taip tiesiai į telefoną nežiūrėsiu, nes man lengviau matyti, ką darau, tai tiesiog su veidrodėliu. Kur krenta šešėliai. Tai kaip ir minėjau, smilkinės, ar ne? Viskas, aš tapšnuojamaisiais judesiais
sklaidau produktą į plaukų liniją, ar ne? Ir aš sakiau, kad aš jų neapvalinsiu, aš noriu griežtesnio kontūro. Jeigu matot, kad jums šiek tiek ten per tamsiai dedasi, tai visada po ranka turėkit pudros šepetėlį. Ir aš tarsi kuriu tokias kaip užuolaidėlės, ar ne? Matot, mano antakio aukštasis kampas yra čia. Ir aš tiesiog bandau sukurti tas užuolaidėlės. tą tokį kontūrą. Netepam į vidurį, kad gražiau įsilietų, tai vat paimsiu su pudros šepetėliu, prasklaidysiu papildomai. Intensyviausia turi būti pas mum šitą aukščiausią, ar ne, tą vietą. Į vidurį mes nešam tik tais produkto likutį. Taip. Ir kaip minėjau, ne ant kaulų, o po kaulų. 3 linijos, ar ne? Mes norim padaryti tokį kaip liftingo efektą, ar ne? Tai viena linija, ar ne? Antra linija. Tai kažkur va čia, ar ne? Vadinasi, nuo ausytės šito kampo aš po truputį einu link viduriuko. Ir tiesiog taip ir darom tapšlojamaisiais judesiais, nebraukom nieką, nesipaišom iš karto ant veido, o tiesiog tapšlojamaisiais judesiais mes gilinam, ar ne? Gilinam. Ir plačiausia vieta, čia skaitos plačiausia, o čia eina siauriau. Link priekio mes judam su likučiu siauriau. Taip pat laikykitės labai lengva taisyklė, 2 pirštai atstumas nuo lūpų kampo, kad neprisidirbtumėt. Kaip ir minėjau, man reikia šiek tiek paslėpti pagurklį. Tai aš švelniai tą pagurkliuką ir slėpiu, taip. Aš noriu griežčiau, kad būtų, tai aš dedu ne ant kaulo viršaus, o po kaulų. Norit ryškiau, kad to tokio kontūro, ar ne? Tipsas, kur yra jūsų ausytė, kur baigės va šitą vietą, ar ne? Galit šiek tiek užeiti. Aišku, reikėtų galbūt šiek tiek smulkesnę šepetėlę, bet tarkim, va šitoj vietoj šiek tiek galit užeiti, taip su šepetėliu, bet tada su smulkesniu šepetėliu, jeigu jūs norit. Bet čia jau sklaidot labai minimaliai to produkto, nedėkit ryškiai, nes jums nereikia ryškumo šitoj vietoj. Pas ką yra tokie pakritę buldogiukai, ar ne, nes visiems mūsų veidas su amžium krenta, ar ne? Šiek tiek ant to gali buldogiuko taip užeiti, minimaliai, nedaug, patapšnoti taip. Kadangi sakiau, kad madoje yra tas vyriškas toks, ar ne, kontūras, tai einat su to kontūru galit šiek tiek laužti tą tokį daryti, šiek tiek į apačią judesiuką, ar ne, jeigu norit. Kad jums būtų aiškiau, šviesinimui, tam liftingo efektui, aš pasiimsiu Schnars spalvytę ir greičiausiai pasiimsiu medium 1 custard. Užsidėsiu konsilerį ant rankos. Aš manau, puikiai man tiks ta spalva. Galit pamiksuoti, jeigu turiu 2 spalvas. Aš turiu vieną dar tokią šaltesnę, light vanilla, bet man jau labai stipriai per šviesį, tai aš manau, custard man pats tas spalva. Ir pasiimt kitą šepetėlę. Pasidariau tą tokią spalvytę šviesesnę, ar ne? Concealerį sako dažniausiai, kad reikia rinktis vienu tonu šviesesnę nei yra tavo veido pudra spalva. Tai aš galiu, kadangi turiu 2 tokius, tai vieną šviesesnį, kitą tamsesnę, aš juos tarpusavį pamiksuosiu ir susikursiu šiek tiek šviesesnę spalvą. Ar ne? Pasiėmiau šiek tiek mažesnį šepetėlę. Kitko, kas turit apvalų veidą, nedarykit tų žuvyčių, nes irgi galit netaisyklingai pasidaryti. Nes, žodžiu, mes traukiam savo riebalus, ar ne? Ir po to taip, jie taip išsipučinu, žodžiu. Žodžiu, galit prisidirbti. Nu ir viskas, ir va. Ir deda tą concealerį šitoj vietoj, jeigu norit, kad iškelt ar ne daugiau. Tai matau, kitos pasiėm tenais irgi jau tiesiai ant veido liniją nusibrėž. Aš tai viską pripratus daryti su šepetėliu ir tarsi tą tokį liftingiuką mes sukuriam. Ir kaip ir minėjau, šitoj vietoj galite irgi užsidėti dar irgi šiek tiek. Taip pat T-zoną, ar ne, irgi su concealeriu šviesinam, pasidarom. Nosytė čia
Pereinam šitą vietą taipogi. Čia pereinam. Kalbant apie nosytę, taip, su kontūru. Nebraukom taip, nespalvinam kažkaip taip, o su pačiu šepetėlio galiuku. Ir kai yra ta briaunelio nosytės, mes užkabinam ir taip darom. Užkabinam ir darom taip. Ir aš taip iki antakio taip viršaus. Ir aš mėgstu pasidaryti šiek tiek ją iš apačios, taip pat iš kitos pusės. Kabinam briaunelę ir su tamsiu kontūru. Kontūruojam. Kodėl aš nededu produktų iš karto ant veido? Todėl, kad bus bele koks perteklius ir po to bus sunku jum išsklaidyti ir gali gautis nesąmonė, plėmai dėmesį ir panašiai. O mums to nereikia. Mes norim pasidaryti gražų kontūrą. Tai va, visur, kur krenta šešėliai, ten ir dedam tą kontūriuką. Nežinau, ar jums matosi gerai? Tikiuosi, kad matosi. Jis labai taip natūraliai išsisklaido, man dėl to labai ir patinka. Jeigu matau, kad šiek tiek kažkur perteklius ar ne, ir man nebepavyksta normaliai pasklaidyti, taip nebijau pudros šepetėlį pasiimti ir su pudros šepetėliu taip ant viršaus perėti. Nes dirbam su kreminiais produktais. Kol nieko esam sausai neužfiksavę, tol lengva viską pasitvarkyti. Tai va. Jeigu pasidarysiu kitą pusę, darom taip, užsifiksuosiu pilnai dabar veidą su biure pudra. Ir dar kontūravimą su sausu parodysiu produktu ir tada parodysiu su bronzantu, kaip ką daryti. Taip, sausas kontūravimas. Tai pasiimsiu iš Benefit paletę ir pasiimsiu būtent šią spalvytę. Šį kartą pasiėmiau tokį šepetėlį. Čia yra voverytės plauko šepetėlis. Ir dabar, kur dėjau ar ne kreminį, ten dedu sausą. Mes darom kontūriuką. Intensyviausia spalva eina prie plaukų linijos ir ausytės viršūnės, ar ne? Taip pat, kur yra smilkinys. Ir po truputį gražiai sklaidom tą spalvytę. Ir su visiškai minimaliu likučiu tada tik einam po truputį siaurinant. Kaip sunku, negaliu žiūrėti ir į kamerą, ir į veidrodį. Siaurinant, keliaujam link viduriuko. Taip pat pereinam su sausu per nosytės briauną, iš apačios, iš viršaus. Tikiuosi matot skirtumą. Ir taip pat apačią, švelniai su visišku minimaliu likučiu. Čia nieko dar nedėjau. Čia tik kreminis, o čia jau pafiksau. Tai va, taip atrodo tas mano kontūravimas. Na, dabar imsiu bronzantą. Bronzantų temą aš galvoju padarysiu atskirai. Matot, linijkę taip stengiuosi taip švelniai. Ir toks baldogiuks pas mane yra tas pagurkliuks. Šiek tiek ant jo užeina. Tai apie bronzantus aš padarysiu atskirą temą, bet galiu dabar parodyti būtent, kur dėti tuos bronzantus. Ir aš pasirinksiu matinį bronzantą ir pasimsiu kukurūzo plaukų šepetėlį. Tai pasimsiu iš Too Faced. Čia yra Milk Chocolate, skaniai kvepia ir gražus atspalvis matinis. Kadangi aš esu šviesi, tai man jis labai tinka. Tai ką darom su bronzantu? Patapšnojam. Ar ne? Perteklių. Nusimkit ant delno, kad neprisidirbti. Visada geriau nusimkit ant delno. Na ir kaip ir sakiau, šį kartą ant kaulo, kur yra jūsų kaulas, ten dedam bronzantą. Tapšnojamais judesiais. Nevarot šitaip, nedarot dryžių. Viską gražiai tapšnojamaisiais judesiais. Pereinat per kaktą, pereinat čia ar ne, čia kur mums saulės spinduliai nudegin kaktą šitoj vietoje, ar ne, tai ir pereinat taip. Suteikiam tos tokios šilumos, ar ne. Aš matau, kad kamera tikrai suvalgo spalvą, man žymiai ryškiau matosi, kai žiūriu į veidrodį, negu kad ant kameros. Na viskas, ant kaulo. Čia yra kukurūzo plaukų šepetėlis, tarp kitko. Ir viskas.
norit, galit švelniai, bet labai švelniai. Aš jau stengiuosi su bronzantu neiti iš tikrųjų per šitas vietas, nes man nepatinka. Bet jeigu jums patinka, jūs galite taip daryti, aišku, pereiti ir švelniai čia, bet aš nemėgstu pereiti šitų vietų. Man su kontūru, okei, viskas gerai, bet kadangi bronzantas jis yra šiltas, ar ne, vis vien, jis jau duoda kitokį atspalvį, tai man labiau patinka būtent taip pasidaryti. Tas pereiti ant kauliuką, užuolaidėlės, šiek tiek per nosį irgi, jeigu norit. Ne, irgi pasidaryti galit pereiti. Man dabar užtenka sočiai. Ir viskas. Ir ką? Tiek žinių bus apie kontūravimą ir apie bronzantus. Šiaip apie bronzantus, sakau, galėsim padaryti atskirą temą ir daugiau pakalbėti. Nes dabar tai nesiplėsiu, nes aš jų turiu ne vieną ir ne du. Aš jų turiu nemažai, kol atradau mylimus. Tai va. Žinot, ką aš dar mėgstu pasidaryti su bronzantu? Ausys. Kontūro, aišku, nededu, bet bronzantą aš mėgstu uždėti ant ausų. Kad man šiek tiek suvienodintų tą tokį, nes jis vien saulė irgi gerai paskrudintas mūsų ausis, tai ir bronzantą nepagailiu. Tai, aišku, ne per daug, bet va su likučiu pereinu per ausytės. Tai va. Ir viskas. Toks tas mano kontūravimas ir taip atrodo tas bronzantas. Kodėl naudojau matinį? Todėl, kad esu riebia odė. Aš blizgėsio ant veido stengiuosi daug nedėti. Kas turit normalią odą ir sausą odą, drąsiai naudokit bronzantą su švytinčiom dalelėm. Tai va, merginos, jeigu jums patiko mano šis video ir jeigu turit kokių klausimų norit užduoti, prašau, nepamirškit, kad reikia paspausti subscribe, palaikinti, galite taip pat pasidalinti viešai, jeigu norit. Ir žinoma, palikit komentarą, jeigu turit kokių klausimų, ar šiaip jeigu norit gražų komentarą, galite palikti. Tai va, šį kartą bus tiek apie kontūravimą ir bronzantus. Kaip ir minėjau, padarysiu atskirą temą apie bronzantus, nes apie juos yra daugiau biškį ką papasakoti. Bet nenoriu užgrūsti jums galvelį su daug informacijos. Tai va. Ačiū, kad mane palaikot ir kad žiūrit. Ir smagu, kai įsitraukėt Instagrame į mano užduotus klausimus. Ačiū jums labai. Šiam kartui tiek. Iki sekančio.